moteris dažnai kreipiasi dėl įvairių problemų į ginekologą, tai dėl to, kad jos jaučia arba tik turi miomą, arba yra kažkokie cista kiaušidžiai, kažkoks darinys lenda pro makštį, tačiau toks skundas, toks simptomas kaip šlapimo nelaikymas dažniausiai yra tabu. Ir iš tikrųjų pavienės moteris išdrįsta tai pasakyti ir netgi atėjusios su konsultacijai tikslingai dėl šlapimo nelaikymo, jos šitą sakinį, kai paklausė, kuo jūs skundžiatės, kad aš nelaikau šlapimo arba aš blogai sulaikau šlapimo, jinai taip įkvėpė, išsako vienu iškvėpimu ir jai taip palengvėjo, kad jinai pagaliau prisipažino ir toliau prasideda mūsų normalus pokalbis. Iš tikrųjų, priežasčių šlapimo nelaikymo yra daug ir viena iš tokių dalykų yra kaip įtampo šlapimo nelaikymas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dirba kokį nors fizinį darbą, kad ir nedidelį. Pavyzdžiui, lipant laiptais, keliant vaiką moteriai po gimdymo, nusičiaudžius, pakosijus, vejintis autobusą arba troleibusą, kurį nespėjai, arba apskritai. Nekalbu apie jaunų moterų pomėgį sportuoti, užsiminti fitnesais ir visom kitom fiziniam kultūrom, lavinant savo kūną. Jos tiesiog negali to daryti, nes kiekvienas toks fizinis veiksmas veda prie to, kad 1, 2, galbūt kartais ir daugiau lašų šlapimo pateka. Dabar amžius iš tikrųjų yra labai įvairus, pradedant 18 metų ir vėliau. Jeigu tarp 18 metų amžiaus mergaičių statistikos duomenimis nuo 2 iki 3% jų turi tam tikrą šlapimo nelaikymą, kas dažniausiai būna arba dirglio šlapimo pūslės sindromas, arba jau kartais, netgi tokiam amžiui, moterim net nebuvusiai nešė ir negimdžiusiai, jau būna įtampo šlapimo nelaikymas. Tai yra šlapimo nelaikymas fizinio krūvio metu. Ir šitas procentas su amžiumi vis didėja. Ir kai moteris pasiekia 50-55 gyvenimo metus, statistiškai kas antra moteris daugiau ar mažiau jau turi problemą su šlapimo nelaikymu. Atstovaujame Abena, gamintoją iš Danijos, kuris inkontinencijai skirtus produktus gamina jau daugiau negu 30 metų. Abenos produktų kokybė yra itin aukšta, taip pat turi EcoNordic ženklą, o tai reiškia, kad Abena rūpinasi ne tik tai poveikiu aplinkai, bet taip pat ir jūsų sveikata. Pagrindinis privalumas visų Abenos produktų, kad nėra produktai balinti chloru. Taip pat yra speciali sistema sugerti šlapimą greitai ir efektyviai, kanalų sistema, kuri yra įdiegta visose Abena produktuose. Per įklotą arba per sauskelnę ar sauskelnę kelnaitę šlapimas išsivaikšto to jau pat. Tai reiškia, jis yra greitai sugeriamas ir dėl to nebus liečiamasi su oda. Tai nedirgins žmonių odos, nesukels dėl to kylančių įvairiausių problemų. Dauguma Abenos produktų bus ženklinti astmą ir alergiją ženkleliu, taip pat dermatologiškai patikrinti. Procesai gamyboje yra griežtai kontroliuojami, kiekviena sauskelnė yra ir sveriama, taip pat yra metalo detektoriai, kad neduok dieve nepatektų kažkokios tai dalelės į pačius produktus. Ką siūlo Abena? Abrilite įklotai lengvam šlapimo nelaikymui, kasdieniam vartojimui. Jeigu šlapimo nelaikymas yra šiek tiek sudėtingesnis, lengvas ir vidutinis, mes rekomenduojame naudoti Abrisan įklotus. Jie yra dėvimi su vienkartinėmis kelnaitėmis arba gali būti dėvimi su įprastiniu apatiniu trikotažu. Abrilite įklotai ir Abrisan įklotai turi tamprius kraštelius. Abrisan įklotai turi išplatėjimus įkloto priekinėje bei užpakalinėje dalyje, šlapimo indikacijos juosteles, kurios informuoja tiek patį žmogų, tiek jį slaugantį personalą, ar tai artimą žmogų, ar jau reikėtų pakeisti įklotą. Tai yra produktai Abrimen skirti specialiai vyrams. Visi Abenos produktai yra orui laidus ir premium kokybės. Sauskelnės taip pat yra tam tikro dydžio, S, M ar L dydžio ir tam tikro sugeriamumo. Abena stengiasi, kad žmonės nebūtų eliminuoti iš visuomenės, kad nesėdėtų užsidarę namuose. Todėl visi Abenos gaminiai yra nešiukšdantis. Be jokios abejonės turime situacijas, kada žmonės gyvena aktyvų gyvenimą ir jiems tuomet labiausiai tinkamos būtų sauskelnės kelnaitės. Sauskelnės kelnaitės yra dėvimos kaip bet koks kitas apatinis trikotažas. Turi labai daug lykros. Iš tiesų, šiuo metu rinkoje nei vienas kitas gamintojas negali pasiūlyti tiek daug lykros turinčių sauskelnių kelnaičių. Tai reiškia, kad produktas idealiai priglus prie žmogaus kūno, neišduos, kad žmogus turi tokią problemą.
Abena turi Abrisoft paklotus, kurie yra skirtingų dydžių, taip pat yra paklotai su užlenkiamais kraštais, kurie gali uždengti visą lovą. Jie yra skirtingo sugeriamumo. Visi 4 kraštai yra taip užfiksuoti, kad joks šlapimas ar bet koks kitas skystis neištekės iš apkloto. Abena pagalvojo ir apie tai, kaip išlaikyti jums sveiką odą. Ir sukūrė kosmetikos liniją, teisingiau 4 linijas, kiekvienai su savo poreikiais. Žalioji linija yra skirta naudojimui be vandens. Tai tam tikra alternatyva muilui ir vandeniui. Žmonėms, kurie negali daug naudoti vandens, pavyzdžiui, yra gulintys ligoniai. Visų pirma, tai žinoma, šlapios arba kitaip sakant, drėgnos servetėlės ir taip pat įvairūs prausikliai, kurie ne tik tai išvalo, bet taip pat ir sudrėkina odą. Nuvalo šlapimą, nuvalo prakaito druskas, sudrėkina odą, palieka apsauginį barjerą. Geltonoji linija – tai linija sveikai odai išsaugoti. Tai yra pakankamai įprasti produktai, naudojami kasdieną ir labai aktualūs tiems žmonėms, kurie prižiūri tokius ligonius. Mėlyna linija – tai yra įvairūs muilai, prausikliai ir valikliai naudojami su vandeniu. Tai yra labai švelnus prausikliai. Visur yra suderintas pH, būtent toks, koks nesukels sąlygų daugintis bakterijoms, nedirgins odos ir palaikys reikiamą pH lygį ant jūsų odos. Pilkoji linija. Ypatingai riebus intensyvus kremas, jeigu oda yra labai išsausėjusi, kas labai dažnai pasitaiko vyresnio amžiaus žmonėms, kuomet reikia ne tik tai prisotinti odą tam tikrais riebalais, bet taip pat ir juos išlaikyti, užrakinti odoje, kad oda būtų sveika ir neatsivertų kelias bakterijoms. Aktyvus gelis, kuris yra labai gerai atpalaiduojantis raumenis, jis yra labai tinkamas gulintiems ligonėms, jeigu yra reikalingi masažai. Abena Abri produktai Lietuvoje yra įtraukti į kompensuojamųjų priemonių sąrašą. Ieškokite produktų vaistinėse, ieškokite vykstančių akcijų, naudokite kokybiškus produktus, gyvenkite kokybiškai.